Bistrampolio dvaras nuo pat karo Ukrainoje pradžios laikosi aiškios pozicijos. Negalime likti nuošalyje. Pasak dvaro valdytojo Rimanto Gudelio, dvaras tapo vieta, kur menas ir kultūra susitinka su pareiga ir atsakomybė. Todėl penktadienį Bistrampolio dvare surengtas paramos Ukrainai vakaras. Šiandieną Bistrampolio dvare tokia maža šventė. Surenkam savo draugus, Bistrampolio dvaro draugus, rėmėjus ir ta proga atidarom paminklą skulptūrai, kuri vadinasi Karžygys. Skulptorius yra iš Čerkasų, o tą skulptūrą aš įsigijau taip vaikščiodamas Žitomire, gal 3 karo mėnesį po antikvariatą. Žiūriu, man labai patinka. Tai aš nusipirkau tą mažą muliažą, o dabar štai jau turim didelę 2,80 m skulptūrą Karžygys. Ir Karžygys visada muša blogį, o dabar didžiausias blogis, tai jūs pasižiūrėsite galvą ir matysit kas. Taip pat čia susirenka ir mano tokie prieteliai, su kuriais arba lygiagrečiai mes remiam Ukrainą, tai Mušk Maskolį Sotus, tai Užupio prezidentas Sakalas Gorodeckas, tai kiti žmonės, kurie tikrai nuoširdžiai, sistemingai, sakykime, Alfredas Jonuškis, jis kaip Šiaulių Rotary, pramonininkų konfederacijos vadovas Šiauliuose, jie yra išsiuntę apie 10 sunkvežimių įvairios labdaros, ypatingai Charkovą ir Ivan-Franky, tai mes susitinkam ir truputėlį juos tarsi bandome pagerbti ir tai manome, kad yra labai svarbu padaryti, manome, kad turėsim gerą laiką. Vienu ryškiausių renginio akcentu tapo skulptūros Karžygys atidengimas. Skulptūros atidengimą palydėjo simbolinis patrankos šūvis. Ponas Rimantas nutarė padaryti gražesnę šventę, Slibino galvos atidengimą, ją paįvairint, suteikti jai kai sakant, ne grožio, bet pritraukti daugiau žmonių, kad būtų gražiau. Čia ne pagarba Slibino galvai, tikrai ne. Čia tik toks gražus pažymėjimas, kad štai kol kas Bistrampolio dvare svečiuojasi Slibinas. Kol kas. Tikėsimės, kad jisai ir ilgai nesisvečiuos čia toksai, kažkur keliaus į kitą vietą, toliau nuo durų. Bet dabar yra kaip yra, šventė graži, skulptūra graži, viskas tvarkingai. Apie Bistrampolio dvaro valdytojo prisidėjimą prie Ukrainos palaikymo ne žodžiais, o konkrečiais darbais teigia ir skulptorius Vladas Kančiauskas. Ne tik dvarui Bistrampolio neeilinis įvykis, bet Lietuvos kultūriniam gyvenime neeilinis įvykis, būtent toks konkretus, vadinasi, konkretus ir ryškus skulptūros, geros skulptūros, vadinasi, kiek gal su humoru, kiek, bet ekspresyvios pristatymas, įsigijimas. Čia šeimininkas dvaro kalbėjo, kaip jis tai įsigijo, vadinasi, iš mažo eskizo, vadinasi, to eskizo autoriui pritarus, vadinasi, išdidino į didelį darbą. Tai yra ne tik draugystė, vadinasi, akivaizdi, konkreti, ne kalbomis, vadinasi, bet konkrečiais veiksmais, prisidedant prie Ukrainos palaikymo. Paramos Ukrainai vakarą lydėjo ir kultūrinė programa. Vakaro metu pasirodė operos solisto Vladimiro Prudnikovo mokinys, jaunas ukrainietis Igor Danileiko, bei bardė Sauliaus Mykolaičio vardo premijos laureatė Živilė Mackevičiūtė. Taip pat salėje koncertuos Dalia Tarailienė, irgi didelė Ukrainos rėmėja, ji remia per Prisikėlimo parapiją Kauno. Kauno Prisikėlimo parapija tikrai yra išsiuntus daugiau labdaros, negu kad visa Panevėžio vyskupija kartu sudėjus, ką reiškia žmonių iniciatyva. Kai tik prasidėjo ta aktyvioji fazė, 22 metais vasario 24, nuo pirmos dienos mes įsijungėm į šitą veiklą ir tai buvo pirmiausia galbūt
malda. Mes kiekvieną vakarą kalbam rožinį už Ukrainą. Ir beveik 4 metai kiekvieną vakarą nepraleisdami ne vienos dienos. Na, jis yra neeilinis žmogus. Šito klausimu jis užsidegęs ir padeda, ir remia, ir organizuoja tokius visokius labdaros vakarus. Gaila, kad tik tai žmonės pasirenka galbūt kitokius renginius, kurie labiau prablaško ir neįsigilina, kad gyvenimo prasmė tai visai kitose dalykuose ir tas lengvas gyvenimas vieną minutę gali labai greitai baigtis. Taip, kad reikia šitos paramos ir aš manau, kad šitokie kaip Rimo Gudelio vakarai, šitokios labdaros akcijos yra labai reikalingos ir labai teigiamai vertinu. Renginyje dalyvavo ir garbingiems svečiams padėkas teikė Lietuvos Respublikos Seimo nariai Andrius Busila bei Modesta Petrauskaitė. Kiek žinau, tai jau daug metų iš tikrųjų nuo paties karo Ukrainoje pradžios jis skiria didelį laiką, didelę savo lėšas, remdamas ukrainiečius, remdamas kareivius, remdamas kariuomenę, žmonės eilinius ir iš tikrųjų burdamas tą visą bendruomenę ir Panevėžio krašto žmonės ir visos Lietuvos ir pats ne vieną kartą yra buvęs Ukrainoje ir vežė tą paramą ir natūralu, kad susipažino su žmonėmis, kurie dirba tą pačią kryptim ir tiesiog nusprendė juos šiandien ir simboliška šiandien yra ir Ukrainos armijos diena pasirodo. Tai simboliška, kad suorganizavo tokį padėkos vakarą ir padėkos vakarą pritaikė ir prie dar tokios įdomios atrakcijos pastatė naują skulptūrą, kur ukrainiečių didvyris muša blogį, muša drakoną Putino veidu. Iš tikrųjų didžiuojamės dėl to, kad ne tik nepaliaujamai stovi kartu su Ukraina, telkia Panevėžio rajoną, bet telkia ir visą apskritį. Ir šiandien, kai atidengiama skulptūra Karžygiui, tai iš tikrųjų kiekvienam iš žmonių, kurie atiduoda savo laiką, savo širdį, tokie kaip Rimantas, tokie, kurie šiandien yra įvertinti ir apdovanoti, ir tie, kuriem mes šiandien lenkiam galvą. Štai ką jie daro, kasdien. Nemažiau svarbi renginio dalis ukrainiečių dailininko Nestor Kizenko tapybos darbų paroda. Dvaro kolekcijoje yra tokia paroda atidaroma koncertų salėje Nestor Kizenko, tai garsus ukrainiečių dailininkas, laikoma, kad jis yra mylimiausias Juščenko prezidento dailininkas ir ta proga štai mes turim tokią mažą šventę. Renginyje dalyvavo ir Ukrainos ambasados atstovai, kurie pasak Rimanto Gudelio ne tik sustiprino renginio reikšmę, bet ir liudijo apie esantį abipusį ryšį. Героям слава!